Kaip valdžia pakeitė šį žmogą? Atviras ir sąžiningas mokslininko kreipimasis į Rusijos federacijos vadovą. Pone Putinai, įsivaizduokite save paprasto jūsų šalies piliečio vietoje. Ar norėtumėte gyventi su savo šeima, su tokiu prezidentu, kuris sukėlė represijas šalyje, kuris represavo jūs ir jūsų šeimą? Žinoma, ne. Ir vargu ar sugebėsite įsivaizduoti save paprasto piliečio vietoje, nes per ilgai užsibuvote savo pozicijoje ir milijardai jūs apakino. Atsiprašau, bet niekas išskyrus mane jums to nepasakys. Pamiršote, kas yra garbė ir kas yra žmonės. Jūs ir jūsų pasekėjai įsivaizduojate save dievais. Bet noriu jums pasakyti, kad jūsų Sibiro pliumas visus sulygins. Jūs nesate dievai ir ne vienas iš jūsų neturi antro gyvenimo. Jei tai pamiršote, priminsiu, jūs esate toks pat žmogus kaip ir visi. Tiesiog pamiršote, kuo turėjote būti.